Šita paskaita bus įrašoma ir apdorojus galės pasižiūrėti tie, kurie nesugebėjo, negalėjo dėl kažkokių priežasčių dalyvauti šitoj paskaitoj. Dar norėčiau pasakyti, kad galėtumėt pasikeisti savo vardus ir pavardes, jeigu nenorit, kad matytųsi. Nu, čia nemanau, kad čia kažkokia didelė paslaptis, kad čia reikėtų labai slėptis. Gerai. Ar tai aktualu visuomenėje ir jums? Tokia statistika žiauriai. Beveik 4 poros iš 10 išsiskirs po 12 santuokos metų. Prieš 10 metų išgyvendavo vidutiniškai 13 metų, dabar 12 metų. Ta tendencija bus trumpėjanti, tai kuo greičiau išsiskirti. Po skyrybų su vienu iš tėvų liks augti apie 6,5 tūkstančio vaikų. Čia didžiausia trauma skyryboms vaikams. Šeima, kaip pagrindinė visuomenės ląstelė, nyksta. Kodėl nyksta? Toliau atskleisiu, kad šeimos vaidmuo mažėja. Bet ne dėl to, kad svarba mažėtų, o dėl to, kad mes nesirūpinam šeima ir santykiais. Toliau žmonės tuokiasi vis vėlesniam amžiai. Vyrai jau praeitų metų 30,7 metų, anksčiau buvo 28, po truputį vėlėja, moteris 28, dabar 28, beveik 29 metų. Ir pirmą vaiką moteris pagimdo apie 30 metus, tai kitaip sakant, dalis santuokų paskatinta vaiko pastojimo. Toliau šeimas augina vis mažiau vaikų. Čia tokios santuokos ir ištuokos. Matot, santuokos mėlyni stulpeliai ir nuo 94 metų iki 2001 po truputį tai bangavo, bet yra tokia tendencija mažėti. Skyrybos irgi mažėja, bet mažėja ne todėl, kad skyrybų skaičius mažėja, o dėl to, kad skyrybų skaičius tūkstančiai gyventojų mažėja. Bendrasis ištuokų rodiklis rodo, kad skyrybos, matot, 94 buvo 3 skyrybos tūkstančiai žmonių ir 2021 2,8. Nelabai nutolome. Paskutinių metų statistika, tai santuokų dinamika. Matot, po truputį mažiau santuokų, dabar čia mes turim 22 metus karas prasidėjo ir tada, aišku, mažiau tuokėsi, bet jau dabar 24 tas karas buvo įsibėgėjęs, vis tiek mažiau tuokėsi, o skiriasi labiau. Toliau, policija užregistruoti pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje pakankamai aukštus rodiklius, matot, 58-54 tūkstančiai. Skyrybos gerai ir blogai, ar verta dėti pastangas išsaugoti šeimą? Kiek kainuoja skyrybos vaikams, tėvams ir visuomeniai? Ir tik tai vieną aš ten kriterijų paimsiu savižudybių svarbiausios paskatos. Taip, 4 svarbiausios paskatos pačiam žmogui priimti sprendimą nusižudyti yra artimų, svarbių ar žymių žmonių mirtis, tėvų skyrybos. Tėvų skyrybos yra antra pagal stiprumą paskata vaikams išeiti iš gyvenimo. Asmeninės skyrybos, kaip matot, irgi ne visi atlaiko, ir nelaiminga meilė. 4 svarbiausios priežastys, pagrindinės pačiam žmogui pasitraukti iš gyvenimo, yra santykiai, iš santykių srities. Taip? Ir čia mes turim 23 metų, praeitų metų dar nėra statistikos, šiandien pasižiūrėjau, vyrų nusižudė 23 metais 562, moterų 119, arba 4 kartus daugiau vyrai žudosi negu moteris. Per viso 679 žmonės 23 metais nusižudė. Beveik 2 žmonės kasdien nusižudo. Ir kaip matote, viena iš stipriausia paskata išeiti iš gyvenimo, tai yra
santykiai, netinkami santykiai. Todėl čia yra valstybės problema, bet kol valstybė atsibus, mes turėtumėm patys imtis tvarkyti su šitais dalykais. Na, trumpai pristatysiu, kas aš esu. Psichologas, konsultantas, šeimų išsaugomas ekspertas. Kodėl ekspertas, greit suprasit, nes pristatysiu ten savo tas metodikas ir pamatysit, kaip jos veikia. Mano asmeninė patirtis yra, aš turėjau nutraukti 3 santuokas ir man reikėjo beveik kaip žemaičiui 30 metų, kad suprasčiau, kad ne žmonas reikia keisti, o save. Tada pradėjau save pažinau, smarkiai mokiausi, padariau pokyčius ir dabar daugiau kaip 16 metų gyvenu darnų gyvenimą pagal pastiprinimo modelį, todėl galiu ir jūs pamokinti. Atsirado pasitenkinimas gyvenimo, išnyko galvos skausmas. Jeigu anksčiau galva skaudėdavo dėl įtampos, nerimo ir visokių tokių dalykų 2-3 kartus per savaitę, tai dabar 4 kartus per metus ir vaistų jau nebereikia gerti. Mano išsilavinimas pirmas inžinierius mechanikas, todėl aš gebu priežasties pasekmės ryšį pasitelkęs atskleisti, paaiškinti mechanizmą ir tada jau žmonės labai supranta, kas vyksta. Andragogas praktikas, psichologas, vadybos konsultantas, Talk for Education treneris, čia Maskvos programos 2, Joko jėgos treneris, strategijos konsultantas, vadybos magistras, esu parengęs mokymo programas, su kolegom tokia knygutė išleidau, dabar ruošiuosi kitas. Mane gali pamatyti per televiziją, portaluose įvairiuose skelbia mano straipsnius, nes aš daug duodu žmonėms žinių, stengiuosi, kad jie suprastų, mokėtų ir valdytų savo santykius taip, kaip nori. Taigi aš paėmiau, ką moku geriausią: strategiją, kokybės vadybą, projektų valdymą, apribojimų teoriją, psichologiją, ugdomą vadovavimą, asmeninę klientų patirtį ir sukūriau kelią, kaip sukurti šiuolaikinę lygiavertę partnerišką ir darnią santuoką partnerystę. Esu parengęs autorinės programas. Tai kiauryšių liniai, su kuria šiandien susipažinsite: 7 meilės tiltai, pažink save, varų paveikslas, tap savo gyvenimo valdovu, savarankiški ir sėkmingi vaikai, streso valdymas, pykčių ir nuoskaudų neutralizavimas. Tai dabar apie mane užtenka, dabar apie jūs. Jūs turėjot pasirengimo paskaitai, tokį gavote su pirmu laišku mūsų šeimos viziją ir turėjote jūs ten paanalizuoti savo saitus arba 7 meilės tiltus, kaip aš dabar vadinu: emocinį, seksualinį, vaikų, namų, finansinį, bendrų tikslų ir juridinį. Ir jūs turėjote čia pasirašyti, ką jūs norit pagerinti. Kaip tai padarysite, galėjote žinot, galėjote nežinot, bet šiandien po paskaitos tikrai sužinosit. Toliau, dabar prieš santuoką prieš paskaitą gavote pasirengimą tokią medžiagą ir ten į pirmą puslapį įdėjau šitos žodyną, nes kad susikalbėtume vienas su kitu, turėtumėm žinoti žodyną. Nu tai va. Ir ten turėjote atlikti užduotis. Jeigu neatlikote, tai dabar galėsite klausytis taip, kaip iš kitų ar panašiai. Taigi, pirma užduotis: turėjote parašyti 3 svarbiausius dalykus bet kokio žmogaus gyvenime. Parašėt, neparašėte, bet taupydamas laiką pasakysiu 3 svarbiausius dalykus bet kokio žmogaus gyvenime. Visų pirma, gyvybė ir sveikata. Jeigu žmogus guli ligoninėje, laukia rytoj širdies operacijai, jis nežino, ar atsibus, ar jam kas nors svarbu, nebesvarbu niekas. Kai žmogus gyvas, pats svarbiausias dalykas tampa santykiai. Na ir jeigu santykiai geri, jis tada susitelkia į finansus. Kodėl santykiai yra, svarbiausia, kai žmogus gyva? Nu tai jau pasakiau, kad santykių ar su artimais žmonėmis praradimas gali paskatinti žmogų į savižudybę. Toliau pasaulyje yra parašyta daugiau kaip 100 milijonų dainų apie meilę.
Nėra jokio kito tokio objekto, apie ką būtų rašę nei apie birželį, nei apie keliuką, nei apie mamytę. Nėra tiek dainų, kiek apie meilę. Nu ir socialinių tinklų bumas, kai tik atsirado ir visi sulindom į socialinius tinklus, į Instagramą, TikToką, Facebooką, į dar kažkur. Nežinom, kas gyvena kaimynuose, kaip vardas, į kokią klasę eina vaikas kaimynų, bet kas dedasi kažkur žinom. Tai va, todėl džiaugiuosi, kad jūs tai suprantat, santykių svarbą ir čia dalyvaujat. Na, truputį susipažinkim. Vai čia. Liga mano po gerklė šitą gyženą. Atsiprašau dėl to. Santuokos evoliucija ir santuoka šiandien. Tai čia matom, kaip žmogus formavosi evoliucijos bėgyje. Prieš 6 milijonus metų atsiskyrė žmogaus protėvių atšaka, 2,5 milijonai pirmieji žmonių protėviai atsirado, apie 0,5 milijono metų. Atsirado Homo erectus, tai žmogus beždžionė atsistojant už pakalinių kojų, pradėjo vaikščioti, atsilaisvino priekinės rankos, galėjo paimti akmenį, lazdą, pradėti daryti ginklus. 200 tūkstančių metų atgal, pagal Vaito, buvo anatomiškai susiformavęs žmogus. Dabar girdėjau, rado ten, kad ir prieš 300 metų, bet jau maždaug 300 tūkstančių metų, bet čia nesvarbu labai mums tie metai, svarbi, kas arčiau mūsų šių dienų. 100 tūkstančių metų atgal žmogus išmoko išgauti ugnį ir atsirado kalba. Tik tai 75 tūkstančiai metų žmonės kūrėsi būstus ir darėsi papuošalus. Nu, tiek vyrai, tiek moteris. 30-40 tūkstančių metų atgal šiuolaikiniai žmonės apsigyveno Europoje. Visai neseniai palyginus. Taip? 10-9 tūkstančiai metų atgal labai svarbus momentas, derlingose lygumose tarp Egėjo ir Kaspijos jūrų žmonės pradėjo versti sąmoningų žemės dirbimu ir augalų auginimą. Tada žemėje buvo apie 10 milijonų žmonių tik tai, o dabar jau yra kiek 8 gal milijardai. Tai va šitas labai svarbus lūžis žmogaus vystymėse, nes jis anksčiau klajojo per prērijas paskui maistelį, išgaudė visus liūtus ten, ar ten kitus žvėris ir keliavo tolyn, taip susidurdavo su kitom gentim, kariavo tarpusavį už maistą. O kai žmonės išmoko pasiauginti maistą čia pat žemėje, tai atsirado sėslumas, žemdirbystė ir, sakykime, 6 tūkstančiai metų atgal tapo prijaukinti galvijai ir kiaulės. Ir tik tada atsirado paskatos atsirasti monogaminiai šeimai. Lygi tol jokių šeimų nebuvo. Visi gyveno kaip beždžionės, gyveno gentise. Hierarchija. Ir kas ten stipresnis, tas ir valdė. Taigi, žmogus pradėjo mąstyti, ypatingai vyras, spręsti problemus, planuoti. Kokiom profesijom dirba vyras ir moteris iki to laiko? Nu tai vyras buvo medžiotojas ir karys, ar ne? Ir dabar pasižiūrėkit į šitą paveikslą. Pasakykit, kas ką valgys? Nu, greičiausiai liūtas valgys žmogų. Ir kai žmonės tai pastebėjo, kad jie po vieną negali išgyventi gamtoj, jie tada pradėjo burtis į grupės. Nu, va, tokiose grupėse, didelėse grupėse. Ir ten jokių monogaminių šeimų nebuvo. Stipriausiai vyrai ėjo, patiko panelė, palenkė, patvarkė kažką tenais ir viskas. Ir žmonės gimdė, augino vaikus ir nežinojo, kieno ten vaikai, buvo bendri vaikai. Ir bendrai augino. Nu, augino tai moteris, taip, suprantama, vaikus. Tai jeigu dabar pasižiūrėti į istorinę perspektyvą, tai vyro misija buvo tapti tobula žudymo mašina ir išmokti žudyti, nes arba tu liūtą, arba liūtas tave, o moters misija buvo gyvybės lopšys. Tai yra pagimdyti, užauginti, paleisti vaiką į pasaulį. Tai matot, skirtingos misijos ir skirtingai visą tą laiką žmonės vystėsi skirtingai ir moteris nuo vyro smarkiai skyrėsi. Nu ir dar
pasišnekam, kodėl atsiradai. Nu tai va, tai čia truputį papasakojau. Tik laikui bėgant vyrai ir moterys ėmė jungtis į poras, siekdami patenkinti praktinius poreikius, tokius kaip maistas, saugumas ir rūpinimas vaikais. Tai kai atsirado daugiau maisto, pagamino, pavyzdžiui, ten užaugo ten, nežinau, ten kokių ten to maisto produktų, tai juos kažkas turėjo saugoti. Tai vyras atsirinkdavo kažkokią stipresnę patelę, moterį ir sakydavo, tu būsi čia dabar saugotoja, saugosi mūsų maistą, prižiūrėsi namus ir taip toliau. Nu ir paskui pradėjo rūpintis vaikais. Taigi poros ir šeimos atsiradimo priežastis - individų siekis įgyventi atsiradusias lūpas. Nu ir čia dabar labai tokia šeimos meilės evoliucija santykių. Taip, jeigu pasižiūrėsim 200 tūkstančių metų atgal atsirado žmogus, tai buvo nesutvarkytų lytinių santykių stadija. Tada atsirado šiek tiek vėliau grupinė santuoka, kai visi vienos giminės ar grupės vyrai turėjo teisę gyventi su visomis kitos giminės ar grupės moterimis. Iš jų išskiriama poliandrija, daugvyrystė, tai vienos moters santuoka su keliais vyrais. Tai taip. Ir sororatas, daugpatystė, kai vyras galėjo sudaryti santuoką su keliomis moterimis. Tai prieš porą šimtų metų ir, man atrodo, ir Vokietijai buvo leidžiama po karų ten, kai vyrų buvo daug žuvo ir nebuvo vyrų, vyras galėjo turėti kelias moteris, kad galėtų turėti daugiau vaikų. Tokia politika buvo. Nu ir va 6000 metų atgal atsirado porinė santuoka, vieno vyro santuoka su viena moterim. Ir tada galėjo atsirasti monogaminė šeima, vienpatystė. Iš monogaminių šeimų pradžioje atsirado priverstinė santuoka. Kaip priverstinė? Todėl, kad Vingi, Jonis ir Katerė buvo supiršti tėvų giminaičių, taip? Tai taip ir būdavo. Vieną vyrą rinkdavo jai moterį ir viskas. Ir moteris tapo vyro dalis, vyro nuosavybė. Kartais kartais leisdavo tiems pasižiūrėti. Nu, ta prasme, atrinktus vyrai ir moteris leisdavo vieną į kitą pasižiūrėti ir nuspręsti, ar tinka viens kitam. Jeigu tikdavo, tai suderintas santuoka. Netikdavo, tai ieškodavo kitos. Nu, dabar meilės santuoka atsirado, sudaryta remiantis jausmai, kuri dabar yra anarchijos stadijoje, apie tai dar truputį kalbėsim. Ir kohabitacija, neregistruota santuoka, irgi dabar yra anarchijos stadijoje. Tai va, tai dabar grįžtam prie šeimos paskirties, kaip jinai susiformavo. Tai pirma, tai reprodukcinė funkcija, socializacijos funkcija, ekonominė funkcija, kad atsakomybė pasidalinimas, taip, emocinė funkcija, pagalba vienas kitam, psichologinė apsauga, palaikymas, rekreacinė funkcija, kontrolės reguliavimo funkcija, taip, religinė pasaulėžiūros funkcija. O kam jums reikalinga šeima? Nu, taip spėčiau. Dėl emocinio palaikymo partneriai turėtų tapti vienas kito atrama sunkiomis akimirkomis. Artumas ir intimumas, tiek emocinis, tiek fizinis, socialinis ryšys. Žmogus yra socialinė būtybė, o šeima suteikia priklausymą jausmą, identitetą, artimus santykius su kitais, su giminaičiais taip pat. Bendri tikslai ir prasmė. Šeima suteikia galimybę kurti bendrą gyvenimą, siekti svarbių tikslų, auginti vaikus ir taip toliau. Finansinis, praktinis stabilumas didesnis, asmeninis augimas. Taip. Taigi šeima sutuoktiniams tai ne tik socialinė institucija, bet ir emocinė, psichologinė bei praktinė palaikymo sistema, padedanti gyventi visavertį gyvenimą. Ko vyras ir moteris tikisi iš santuokos? Nu, čia tradiciškai. Moteris ir vyras, kai pamato viens kitą, susižavi, įsimyli ir vieno ir kito galvoje kyla mintis. Ištekėsiu už vyrų, būsiu kaip už mūrą, saugi. Vyras galvoja, o turėsiu pastovę sekso partnerę, nereikės sukti galvos. Taip?
Ir tada pas vieną ir kitą atsiranda noras būti kartu. Bendras tikslas. Taip, kai apsigyvena kartu arba vestuvis įvyksta, tai žmona tada jau kitą tikslą savo išsikelia vaikai, namai, man svarbu, taip, ir, o vyras uždirbti, išlaikyti šeimą. Ir išsiskiria, kaip jūroje labai, nelieka emocinio ryšio, nebelieka noro būti kartu ir šeima subjūra. Ką reikia įvertinti bendraujant su sutuoktiniu? Nu, lyčių skirtumai. Jeigu mes norim, ieškom žmogaus, taip, kuo yra unikalus partneris, taip ir situacijos ypatumas. Na ir dar yra svarbus reliktai. Kiek stiprus mūsų sąmonėje reliktai. Čia labai neseniai atradau ir man taip labai užkliuvo. Ir viena iš priežasčių, kodėl yra konfliktai poroje. Tai yra moterų tapatybės priklausomybė. Iki šiol gajus seksualiniai reliktai, tokie kaip moters pavardės keitimas po santuokos, daro realią žalą ir įtvirtina priklausomybės nuo vyro idėją, kuri, kaip jau suprato, tai jau buvo nuo senų senovės. Taip? Dėl to, kai moteris praranda savo pavardę, praranda savo šeimos giminės identitetą, tartum jos ankstesnė istorija dingtų ir taptų antraeilė. Vyro pavardės perėmimas tradiciškai reiškia, kad moteris tampa vyro nuosavybė, o ši idėja vis dar nesąmoningai gyva mūsų visuomenėje, tiek pas vyrus, tiek pas moteris. Taigi moteris prapuola po vyro pavardę, tarsi tik per santuoką jie įgytų socialinį statusą. O jeigu moteris išteka jau antrą, trečią kartą, tai kokią pavardę turi nešioti? Kiek vyrų, tiek pavardžių ar kaip? Tačiau moteris nenori būti vyro nuosavybė, tad prasideda tarpusavio kova. Tiksliau, tas nuosavybės priklausimas prasideda kova. Ir dar turime žinoti apie lyties skirtumus. Taip, jau sakiau, kad vyro misija buvo tobula žudimo mašina ir jis turėjo labinti logiką, orientaciją, rezultatą, nuoseklumą ir taip toliau. Ir čia yra vyro smegenys, jos yra pilkos, nes ten gyvena formulės. Taip, priežasties pasekmės ryšys. Dešinė pusė yra moterų smegenys, jos yra spalvotas. Kodėl? Nes ten ne formulės gyvena, o emocijos ir jausmai. Užeina moteriai žalia emocijos, taškosi žaliai, užeina raudona, taškosi raudonai. Dėl to nereikėtų pykti ant moters, reikėtų nešioti ją ant rankų iš virtuvės į miegamą ir glostyti ten, kol pradės aimanuoti. Einam, pasiaiškinkim, kas nulėmė mūsų elgesį. Kiekvieno žmogaus, čia kaip savo pavyzdį, taip? Taigi mūsų elgesys turi dvi kryptis - išvengti skausmui, pavojui, mirties. Ir jeigu viskas su tuo saugu, tada malonumai patirti. Taip? Ir mes galim arba pulkti, arba pasitraukti. Ir mūsų tą elgesį nulėmė mūsų poreikiai, kokie jisai susiformavę, mūsų gyvenimo tikslai, tolimesni, artimesni, mūsų gyvenimiška patirtis, mūsų turimos žinios, gebėjimai, spręsti problemas, valdyti stresą, kurti santykius, daryti seksą ir kitus dalykus. Mūsų vertybių sistema įtakoja taip, nuostatos, mūsų asmeninės savybės, emocijos, jausmai, ir stresas dėl susidariusios situacijos. Tai va, ir nėra taip lengva suprasti, kodėl žmogus elgiasi taip ir taip. Reikia, detaliau viską pasidomėti. Ką turime žinoti apie antrą pusę? Koks yra žmogus unikalus? Taip, žmogus yra labai sudėtingas. Aš paskaičiavau, kad vyras nuo moters turi apie 300 daugiau skirtumų, o jau jeigu žmogus unikalus, tai dviejų unikalių žmonių santykiai dar sudėtingesni, dar unikalesni ir nėra vienodo recepto. Tai pirmą reikia išsiaiškinti pas žmogų, kokie yra pagrindiniai jo poreikiai, kokia jo patirtis santykiuose, profesinėje srityje, kiek žino, supranta apie santykių dinamiką, kokius kelia savo tikslus dėl sveikatos, santykių, finansų, srityje kokius turi gebėjimus, streso, konfliktų sprendimą, pagarbaus bendravimą, seksualinį, finansų, disciplinos prisitaikymą. Kokie jiem yra aktualiausi šuliniai, apie šulinius to aiškinsimės, kokius turi asmeninės savybės, jų yra 60, pavyzdžiui, pedantiškumas, atvirumas, patyrimui, kūrybiškumas ir taip toliau.
Kokiais pagrindiniais principais vadovaujasi gyvenime, kokiomis svarbiausiamis vertybėmis vadovaujasi. Ar jam svarbiausias, ar jai turtas, šeima, laisvė, ištikimybė, atsakomybė. Nu, tai labai svarbu. Taip? Kokius turi įsitikinimus apie priešingą lytį, pinigus, darbą, turtuolius. Nu, pavyzdžiui, jeigu Marytė galvoja, kad visi vyrai yra paršai, o jos antanėlis yra auksas, nepraeis ne metų, kai antanėlis pavirs į, nu, į paršą, teisingai. Tai va, jeigu yra neigiama nuostata į priešingą lytį, tai nieko gero nelauk. Anksčiau ar vėliau ta priešinga lytis suges. Toliau pozityvus, negatyvus pasaulio matymas. Viskas bus gerai ar viskas bus blogai. Kokioje šeimoje augo, turėjo, neturėjo brolių, sesę, kokias traumas patyrė. Kokios emocijos jausmai būdingi, agresija, pyktis, liūdesys, nuoskaudos, baimė, nepasitikėjimas, menkavertiškumas, kaltė. Kokie susiformavę elgesio stereotipai, pedantiškumas, perfekcionizmas, noras būti teisėjam, sunku pasakyti ne, įnaut, šaltumas, kontrolė. Ar turi ryškių nukreipimų, kaip barakudos narcizai, o gal vaidina deivę ar dievą, o kiti jiems turi tarnauti. Taip? Ko tikisi iš santykių? Lyties skirtumai ir reliktai, jau minėjau. Taip, dabar kokie elgesys, ką nulėmė kas elgesys. Taip, nu čia nežinau, ar matosi jums, tai pedantiškumas, perfekcionizmas, aš teisus įtikti, elgesys priklauso nuo mūsų poreikio gyvybės, sveikatos, santykių, finansinių tikslų, saugumo, vertės, vaikų, mūsų turimų gebėjimų, sveikatinimo, streso, problemų sprendimo, finansų valdymo, patirties, gyvenimiškos sveikatos, santykių, finansų, profesinės žinios apie santykius, finansus, stresas, mintis, emocijos, elgesys, kūnas, emocijos, jausmai, atstumimo, nereikalingumo, gėdos, menkavertiškumo, asmeninės savybės, nuostatos, priešingą lytį, darbą, pinigus, turtuolių, vertybės, pagarba, saugumas šeimai. Kaip matot, labai daug veiksnių įtakoja mūsų elgesį. Mes šito viso nelabai galim matyti, bet galim matyti elgesį, kaip žmogus elgesi. Todėl iš elgesio nemažai galima spręsti. Taip, dėl ko reikia susitarti prieš priimant sprendimą tuoktis. Kokie bus bendri šeimos tikslai? Kam priklausys tai, kas sutuoktiniai sukurs įgis per bendrą gyvenimą? Kaip bendradarbiaus pasidalindami atsakomybėmis ir jas vykdami? Kaip spręs prieštaravimus konfliktus? Kaip taikysis? Kaip spręsti atitikimą dėl seksualinio poreikio tenkinimo? Nu, čia yra labai svarbus momentas, nes porą nuo kitų žmonių skiria kas? Įsipareigojimas daryti seksą tarpusavį, ne su kaimynais, ne su bendradarbiais. Ir esu ten ištyrinėjęs maždaug 100 porų, tai pastebėjau tokią tiesiogiai teigiamą koreliaciją tarp seksualinio pasitenkinimo ir noro skirtis. Pas moterį. Ir jeigu moteris neturi, negali būti patenkinta seksualiai, tai jinai yra linkusi skirtis. O Zigmundas Freudas sakė, nieko nėra baisiau už seksualiai nepatenkintą moterį, kuri nepatiria orgazmą. Tanką gali suplėšinti. Ką ten tokį vyruką? Čiuk, jūs sudraskite kaip popierį. Kaip sutars dėl vaikų, kaip valdys pajamas, išlaidas turimo turtą, nes pajamos išlaidos turimos turto valdymas yra stipriausia ir pagrindinė skyrybų priežastis kol kas. Taip. Kaip suderinti skirtingus principus, vertybės, kaip keis santykius, naikinančias prielaidas ir vadovausias santykius stiprinančiamis prielaidomis, kaip tobulinti savo gebėjimus, kur saugiai erdvė poroje, kas bus netoleruotina vyrui ir kas žmonai, kaip bendraus tarpusavį su kitais, kaip kurs bendro gyvenimo taisyklės ir jų laikysis. Ir jeigu pora nesusitarė dėl šitų dalykų, jų santykiai tampa kokie? Anarchiški. O, nu va tokie. Kas jų laukia? Bedugnė arba skyrybos, jeigu santykis. Taigi santuokos modeliai dabartiniai yra, tai paklusimo modelis, tai yra patriarchalinis, kai vyras yra šeimos galva, matriarchatinis, kai moteris šeimos galva, ir anarchinis, dabartinis santykių modelis, kai abu kovoja dėl valdžios. Nu ir lygiavertės partnerystės, tai tokių santykių aš mokinu ir kviečiu jūs siekti. Taip?
Taigi paklusimo modelis ateina su tais reliktais iš praeities, Biblijoje parašyta. Taip, jūs moterys būkite klusnės savo vyrams, likat viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva. E, Vyrai turi mylėtis žmonas, tarytum savosius kūnus, kas myli savo žmoną, myli save patį. Matot, žmona yra vyro nuosavybė. Nu, va taip turėtų būti. Yra matriarchatinis požiūris, kai moteris yra šeimos galva, moteris nusižiūri iš tėvų vadovavimą, kontrolę, gal pati nelabai pasitikė ir tada jau vyras turi tarnauti žmonai. Ar tie žmonės gali būti laimingi? Klausimas, kodėl šis modelis nebeveikia civilizuotose kraštuose? O, su visuotinė žmogaus deklaracija, kai 48 metų gruodžio 10 dieną buvo pasirašyta visuotinė žmogaus teisė deklaracija ir joje buvo įtvirtinta moters lygybė vyrui. Taip, tai to vadinama moters emancipacija. Tai tada sutuoktiniai tapo lygus, bet nenori paklisti vienas kitam. Priešinasi ir konfliktuoja, tai pažeisdami viens kito orumą, sunaikindami meilę ir pagarbą ir pagimdydami neapykantą ir panieką. Tai kam kūrėme šeimą? Šeima kūrėma tam, kad būtų sukurta saugi erdvė, kurioje abu jaučiatės priimti, palaikomi saugus. Na ir lygiavertis partnerystės modelis, šiuolaikinis modelis. Žmona stiprina vyrą, vyras stiprina žmoną. Nu, galėtų būti kaip pavyzdys. Nu, einam prie santuokos susikūrimo stadijų. Taip? Tai pirmas susižavėjimas, romantinė meilė, atsimerkimas, realybės pamatymas, stipraus ryšio sukūrimas ir įsipareigojimų priėmimas, tikra, brandi, subalansuota, gili meilė ir partnerystė. Tai čia jeigu viskas gerai ir jeigu abu yra lygus santykiuose, bet santykiuose nėra jie lygus. Nu, realiai, kaip matom. Toliau, sutuoktinių bendro gyvenimo etapai. Draugavimas, apsigyvenimas kartu, vestuvės, o gal ir ne, gyvenimas po vestuvių arba apsigyvenimo kartu, gyvenimas laikinose patalpose, būsto įsigijimas, žmonos pastojimas, vaiko gimimas, vaiko užimtumas, gyvenimas dviese, gyvenimas pensijos senatvė. Nu ir čia tokia smagi irgi schema. Moteris ir vyras pradeda bendrauti, sakykime, po universiteto šiek tiek padirbėję, iki 30 metų. Tai pirmi medaus mėnesiai, 4 metai iki vedybų ir vaikų. Ir 30 metais vyras, 28 metais moteris veda ir gimsta pirmas vaikas. Tada žiūrėk, žmona augina pirmą vaiką, žiūrėk, antras vaikas gimsta, žmoga antrą vaiką, praeina 12 metų po santuokos ir jeigu ką, skyrybos įvyksta, taip, tada jau žmona viena augina vaiką 14 metų, iki kol vaikas užauga, dažnai taip ir būna, nors dabar siekia pritaikyti teisiškai skandinavišką modelį, vaikai turi teisę abu tėvus ir vaikai turi gyventi su abiem tėvais, idealiu atveju po pusę laiko. Tada, žiūrėk, vaikai iškeliauja iš namų, kuria savo šeimas, tada padirbėję išeina į pensiją. Tai va, taigi tokios kelios stadijos. Gyvenimas iki vaikų, gyvenimas su vaikais, gyvenimas be vaikų, bet su anūkais, taip. Tada jau savo tėvų slauga, gyvenimas pensijoje 10 metų be vaikų. Ir jeigu pora sulaukia 60 metų, tai vyras gyvens vidutiniškai iki 77 metų, o moteris iki 84. Tai va, jeigu vyrai šeimas ir gyvenimas vienai 7 metus. O jeigu žmona 5 metus jaunesnė, tai 12 metų gyvens viena po vyro mirties. Čia taip vidutiniškai, aišku. Taigi, užduotis pirma, sutuoktiniams nustatyti vietas, kuriuose gali būti žeidžiama saugi erdvė, nustatyti atstumiantį elgesį. Užduotis antra, patobulinti save, pašalinant atstumiantį elgesį, suformuojant pritraukiantį elgesį. Ir kažkaip vyrauja santykių pradžioje ypatingai tokia pagrindinė mąstymo klaida. Iki gyvenimo pabaigos tarp mudviejų bus tokie geri santykiai kaip pradžioje. Tenka nusivilti. Kodėl nusprendė tuoktis iš meilės, santuokos pradžioje neįsivaizduoja gyvenimo be tavęs,
Santuokos pabaigoje nenoriu tavęs matyti. Taip, taigi, anarchiškų santykius dinamika. 7 meilės tiltai kaip susikeria ir kaip sugriūna. Kaip sugriūna 7 meilės tiltai ir pristatysiu šeimos bokštą. Kai mergina pamato vaikiną, jeigu jie viens kitam patinka, atsiranda emocinė trauka, užgimsta meilė, meilė perauga į aistrą, iš aistros būna seksas, iš sekso girdėjote būna vaikai, tada kur mes gyvenam, kokie namai, tada kaip tvarkomės su mūsų pinigais, kokie mūsų gyvenimo tikslai, ar mums pakeliui. Jeigu viskas gerai, tai santykius vainikuoja juridinis ryšys. Tai va, visi šitie 7 saitai arba meilės tiltai, jeigu jie yra tvirtai pastatyti ir šeimos, sakykime, bokštas stovi tvirtai. Kas atsitinka, kaip sugenda santykiai ir išyra šeima? Jeigu pora nemoka bendrauti, kovoja vienas su kitu, jie įskaudina viens kitą. Ir tada jau žiūrėk, ir atsiranda emocinis atstumimas iš traukos ir nei vienas, nei kitas nenori būti kartu. Jeigu nesinori būti kartu, kodėl aš turi daryti seksą ir sekso nelieka. Tada vyras, kodėl aš čia turiu būti namie, aš važiuoju į komandiruotę. Taip, ir nelieka bendro namų. Tada, o kodėl aš turiu dalinti su tavim pinigais? Jeigu mes neturim kažkokių rimtų tikslų, tai ką čia mes darom? Skiriamės, taip. Ir kas lieka? Žmona gyventi su vaikais. Taigi, ant ko stovi šeimos bokštas, jeigu galim taip įsivaizduoti. Jisai stovi ant emocinės traukos ar ant stumimo. Ir tai yra tas taškas, kuris gali apversti jūsų santykius. Ir jūs turite stebėti, kaip jūs bendraujat, kaip jūs kalbate vienas su kitu. Taip, sugriuvus šeimos bokštai, šeima skiriasi. Taip, vat kaip Pizos bokštas Italijoje, gal matėt, yra pasviręs, taip, ir tada šeimos bokštas griūna. Niekas nebeišlaiko. Dabar pasišnekam apie sutuoktinių aidą ir apie bendravimą tarpusavį. Taip, kuo skiriasi aidas nuo sutuoktinių aido? Aidas yra tokia garso banga, kuri atsimuša nuo sutuoktinio ir nuo paviršiaus ir susilpnėjusi grįžta pas mus. Čia aidas yra. Miško aidas. Reikia smarkiai klausytis, kad išgirstum. Sutuoktinio aidas yra tokia garso banga, kuri atsimuša į sutuoktinį, priauga ir tęsia atgal, tik laikykis. O mes nenorim likt skolai. Auginam su žaibu, gražinam. Gavę su vienu žaibu, nenori likt skolai. Gražina atgal su 2 žaibais. Ak, šitaip. Šią tavo atgal su 3. Šią su 4. Ir aidi Stasio Povilaičio daina. Kitaip sakant, jeigu vienas įskaudina kitą, tai tas atsako atgal. Tada dar tau atgal. Čia tau atgal. Ir kas? Ką mes turim? Čia palyginimai su eismo įvykiu. Taip? Sunaikinta pagarba vienas kitam. Ir kodėl aš turiu stengtis dėl tavęs, jeigu tu mane skaudini? Taigi, reikia išmokti sukurti emocinį meilės tiltą, seksualinį, dėl vaikų, namų, finansų, tikslų ir teisinis meilės tiltas. Ir visą tai jūs turit padaryti, jeigu norit gyventi darnoje. Ir buvo ten klausimų iš tų dalyvių, kurie registravosi, kodėl nesiperša, nes sutinka tekėti. Kodėl nesiperša vyras? Kaip manot, kodėl? Todėl, kad jis nesijaučia saugus. Kodėl nesijaučia saugus? Čia priklauso jau nuo 2 dedamųjų. Ar jis pats yra toks jautrus, nesaugus, išgyvena nekalbadienis taip. Arba žmona stipriai jam bado širdelę skaudžiais žodžiais.
Kodėl nesutinka tekėti moteris? Taigi tas pats principas. Viskas priklauso nuo, ar jaučiasi žmogus saugus, ar nesijaučia. Taigi, mes kūrėme santykius tikėdamisi, kad bus tenkinami mano poreikiai. Na ir dabar pristatau 5 meilės kalbas ir kiaurų šulinius. Taip? Taigi 5 meilės kalbas. Tai aš atradau poreikių tenkinimo mechanizmą, atspindinti susiformavusi poreikį ir pastangas jam patenkinti. Jeigu mes turim kažkokį poreikį, tai mes dedam pastangas jam patenkinti. Taigi, pradėsim per paprastą pavyzdį. Balerina metus, 2 repetuoja, prakaituoja, kaip pakelti nosytę ir kojytę, kad visi iš kūno kalbos suprastų, ką jinai nori pasakyti per savo baletą. Jo? Eina po spektaklio nusilenkti, visi stovi, žiūrovai atsistoja, ploja. Sako, jaučiuosi kaip 9 dangui. Kaip faina, kaip faina. Nulipa nuo scenos, plojimai nutyla, vėl šūdas. Kodėl? Todėl, kad jinai turi tokį šulinį, ant kurio užrašyta menka vertiškumas. Kol plojimai krenta į šulinį, jai atrodo, kad šulinys užsipildęs, pilnas ir nieko netrūksta. Sako, jaučiuosi kaip 9 dangui. Kaip plojimai nutyla, jinai pasižiūri į šulinį, o jis tuščias. Kodėl tuščias? Nes jis kiauras. O dugne šulinio įsitaisiusi juodoji skylė kosmose, kuri verčia ją repetuoti, prakaituoti metus, antrus, trečius, kad vėl gauti plojimų. Ar suprantamas mechanizmas? Ir vėl gauna plojimą, vėl pasidžiaugia kelias minutės ir vėl blogai. Kokias dar profesijas galėtumėte įrašyti vietoj balerinos? Kokias? Pagalvokit. Na, visi sportininkai, visi menininkai, dainininkai, visi didieji verslininkai, neužtenka 1 milijono, 2, 3, reikia milijardą uždirbti. Bet tas milijardas nepadės. Toliau. Papasakosiu vieno kliento istoriją. Jis draugavo baigiamosiose mokyklos klasėse su klasiokė ir jinai jį atstūmė. Pasirinko kitą, vyresnį, turtingesnį vyrą. Ir kokį menką vertiškumą šulinį jam sukūrė. Jis kažkoks prastas, ar ne? Ką jis pradėjo daryti? Jis pradėjo verslauti, užsidirbo pinigų. Kadangi tu buvo su pinigėliais, tai visi draugai pas jį eidavo, jie ten baliavodavo, panelės žiūri, seilė varvina į šitą, į tą turtingą klientą. Sako, nusivedu į mašiną, paglostau, parsivedu. Tai va, 300 moterų paglostė, sumetė į šulinį. Ar šulinis užsipildė? Visai neužsipildė. Ir vėl toliau kaukia, prašo kažką padaryti, kad kažkas įkristų. Jis jau daugiau kaip 20 milijonų turtų ten sumetė į tą šulinį, vis tiek jis neužsipildė, kol netėjo pas mane, nesuprato ir dabar nusiramino. Kitas klientas pasakojo, kad jam mama, kai jis augo, sakydavo, ai, Petriuk, tu gybukas kaip autobusas, tu nieko čia nesuprasi, eik šieno grėbti, matai, lietus artėja, kaime gyvena. Ir aš paskaičiau, kad vaikas, kol paaugo ir suprato, kas yra bukas kaip autobusas, kol užaugo ir išėjo iš namų, jis apie 40 000 kartų išgirdo, kad yra bukas kaip autobusas. Klausimas jums, kas užaugo? Teisingas atsakymas, užaugo bukas kaip autobusas. Ir jau tą 1 milijoną turtą sumetė, stengiasi užpildyti tą šulinį pinigais, ir tai jam kainavo skyrybas. Taip? Kita klientė pasakojo, kad tėvas vadino ją vištelę. Ten kaime gyveno irgi taip pat. Ai, tu vištelė nieko nesuprasi. O ta vištelė nenori būti vištelė. Ir ką?
Kai tik galėjo pabėgti iš namų, nuvarė į Vilniaus universitetą, įstojo mokytis, nors tėvas sakė, nieko tu vištelė nepasieksi, tau nepavyks, jinai pasiekė. Tada jinai, kad pripildyti tą kiaurą šulinį, nulėkė į Paryžių, baigė tenais doktorantūrą, išmoko prancūzų kalbą, kad įrodytų tėvui, kad nėra vištelė. O nusidažė kažkaip. Pabandykime. Nu, dar kartą. Ai. Nu gerai, aš jums dabar atskleisiu ten tokią schemutę, biški čia nusidažęs, linijas rado. Taigi čia yra mūsų aš matymas, taip, čia, sakykime, apačioje vidinė ramybė. Ir jeigu pas jūs yra susiformavęs menkavertiškumo šulinys, jo dugne yra juodoji skylė kosmose, kuri verčia jūs kažką padaryti, kad įrodyti savo ir kitiems, kad jūs esat super duper, ne? Ir tada žmogus pradeda mesti į tą šulinį kažkokius pasiekimus. Tai yra, atsiranda pastangos atkurti vidinį ramybę. Vieną merginą užkariavo įmetė, o nusipirko brangų automobilį įmetė, pasidžiaugė, 1 milijoną įmetė, dar kietas, kur aš dar medžiotojas pabūsiu, dar 1 milijoną, kitą mašiną nusipirksiu, dar 1 milijoną, kur dar mane pavadins kietu ieško, taip? Ir menkavertiškumo šulinį labai lengva pastebėti, jeigu žmogus kitus žmonės menkina, nesvarbu dėl kažkokių priežasčių, tai jau galima 100% duoti garantiją, kad pas jį yra susiformavęs menkavertiškumo šulinys, kurį jis bando pripildyti kitus žmonės menkindamas. Taip? Taip pat gali būti nepasitikėjimas, toks šulinys susiformavęs. Taip? Ir taip pat bandymas įrodyti, kad aš nebijau. Ir visų kontrolė. Nerimas yra, sekimas, jisai tada pavydas, pavyduliavimas, griežtas taisyklės įveda, dvigubus standartus, pykčio priepuoliai būna, kaltinimai, menkinimai, bus taip, kaip aš pasakiau. Taip? Nu tai va. Tai jeigu dabar šitą supratot mechanizmą, pažiūrim 5 meilės kalbas. Taigi palaikymo žodžiai. Pirma, meilės kalba. Taip, jinai maitina šulinį kokį? Nepasitikėjimą. Jūs pasakykit, kad aš sugebėsiu, aš pats netikiu. Jūs man pasakykit, palaikykit, aš pats netikiu. Taip. Dar gali būti menkavertiškumo šulinys. Man nepavyks. Taip. Toliau laikas kartu. Antra meilės kalba. Maitina kokį šulinį? Nepasitikėjimą, be tavęs aš būsiu nesaugi ir pražūsiu. Ir nereikalingumo jausmas. Tai laikas kartu rodo, kad greičiausiai žmogus turi susiformavusi atstumimo nereikalingumo šulinį. Ir tada jis turi būti su kažko. Ir va šitas atstumimo nereikalingumo šulinys verčia kentėti blogus santykius ir nesiskirti. Dovanos maitina menkavertiškumo šulinį. Taip, jūs man dovanokit, nes aš esu super duper. Paslaugos irgi menkavertiškumo, jūs man tarnaukit. Nu, dar gali būti nuovargis. Taip, paslaugos gali maitinti nuovargiu. Kai, pavyzdžiui, motina išeina vaiko auginimo darbą dirbti 2 metus, 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę, non-stop, ir išvargsta. Ir čia dar viena nesąmonė, kad moteris išeina vaiko auginimo atostogų. Nu, ją reikia keisti. Sakau, reikia daryti revoliuciją ir pakeisti tas nesąmonės. Nu ir fiziniai prisilietimai maitina nereikalingumo šulinį, nepasitikėjimo šulinį, menkavertiškumo šulinį. Sakykime, jums 3 metukai bėgot, pargriuvot, susidaužėt nosytę, pradėjot verkti. Kas turėjo atsitikti? Turėjo ateiti mama, apkabinti, nuraminti, paglostyti, papūsti nosytę, pasakyti, kad viskas bus gerai, aš tave myliu. Ir per šitus prisilietimus vaikas jaučiasi ką? Saugus, mylimas, svarbus, reikalingas, saugus. Ir būtent jeigu pas žmogų yra fiziniai prisilietimai tokie svarbus, kad jam reikia liestis, tai aš sakyčiau, kad jam visų šitų dalykų trūksta. Taigi 5 meilės kalba, ačiū Čepmanui, rodo mums kiaurus šulinius. Taip.
Taigi, palaikymo žodžiai gali būti, nu, čia kiekvienam žmogui gali būti skirtingai, gali būti didesnis menkavertiškumas, mažesnis, nepasitikėjimas didesnis, mažesnis, bet iš principo taip. Tada laikas kartu atstumimą nereikalingumo jausmą maitina, dovanas man menkavertiškumas, paslaugos menkavertiškumas, fiziniai prisilietimai nesaugumas, nereikalingumas. Klausimas, ar gali būti patenkinti jūsų poreikiai? Jūs norite, kad jūsų prisuliestų, kad dovanas dovanotų, leistų laiką kartu palaikytų, taip, tai ir rodo, kad jie šuliniai yra, bet jūsų šuliniai yra kiauri. Ir reikia numesti tą žmogų į šoną ir ieškoti kito žmogaus, kuris tenkins tuos poreikius. O šitos poreikius mes ypatingai tenkinam draugystės pradžioj. Galit pats prisiminti, kaip buvot paslaugus kokie, atidūs, dėmesingi, tralialia, tralialia, tralialia. Viską galėjot padaryti dėl antros pusės. Iki vestuvių. Taigi, skyrybos naujų santykių užmezgimas yra savo problemų sprendimo arba kiaurų šulinių pildymo perkelimas kitam žmogui. Nepadės. Einam toliau. Kas jaučiasi turtingesnis? Tas, kuris turi daug, taip, nu, pavyzdžiui, ten milijardą dolerių, taip? Ar tas, kuriam pakanka? Kuris turtingesnis? Sakyčiau, turtingesnis jaučiasi tas, kuriam pakanka. Jis nesiruošia kraustytis iš proto, uždirbti daugiau, nes jam pakanka. Tai kuris laimingesnis yra? Taip, tas, kuris tam, kuriam pakanka, ar tas, kuriam nepakanka ir jis dar nori daugiau uždirbti. Taip, tai tas pats yra ir į santykius, iš šulinius perkelti. Jūs galėsit būti ramus viduje tik tada, kai jūs užpildysit savo šulinius. Bet iš šulinius užpildyti iš išorės neįmanoma. Juos įmanoma tik iš vidaus pagal tą mano parengtą programą. Taip. Kodėl meilė dingsta, o jos vietoje užgimsta toksiški santykiai. Tai va dabar jūs turite pasiruošimo medžiagą, tai pasakysiu, atsiverskit, jeigu turite, ir ten bus mūsų meilės forma. Taip, antram puslapį. Jeigu įsivertinat, čia aš turiu pavyzdį iš kažkieno iš vieno kliento paėmęs, taip, jam palaikymo žodžiai svarbu 10, laiko leidimas kartu 10, fiziniai prisilietimai 8. Nu va, antrai pusiai palaikymo žodžiai 9, nu va, 10 ir 9 kaip ir sutaptų, jie turėtų palaikyti viens kitą, bet jie nepalaiko. Kodėl? Todėl, kad vienas nori būti teisus ir antras nori būti teisus. Pamatot, šitam žmogui laiko leidimas kartu nėra taip svarbu. Tai va, tai tą reikia turėti omeny. Taip, nu ir fiziniai prisilietimai. Toliau, apibūdinkit savo nuotaiką, kokie dažniausiai būna jūsų santykiai. Būnant darbe, pavyzdžiui, čia pas vieną klientę gera, būnant namie patenkina, bendraujant su tuoktiniu prasta. Tai reiškia, bendravimas yra jos streso šaltinis. Taip? Nu ir pabudus ryte patenkinama rodo šitas nuotaika, tai reiškia, kažkas negerai jos gyvenime. Turi vidinių dilemų, kurių negali išspręsti. Laikas praleistas su sutuoktiniu. Geroj nuotaikoj 5%, blogoj 60%. Nei blogoj 30%, nei geroj 35%. 60% laikas praleistas su sutuoktiniu. Nu tai ką? Tai toksiški santykiai, ar ne? Skaičius rodo. Kita lentelė - pagarba, abejingumas, panieka. Nu čia su skaičiais kažkas nesusidraugavo. 90% pagarba, 65% abejingumas, panieka 10, viso turėtų būti 100. Nu sakykime, bet jeigu į panieką antrai pusiai aš jaučiu 10, tai reikia nustatyti dėl ko. Ir tai turėtų tapti pokalbių pagrindu, padaryti taip, kad nebūtų tos paniekos. Taip? Manau, kad antra pusė man jaučia panieką. Matot, 50%. Už ką? Matyti yra už ką. Tai va šitie dalykai, jeigu jūs įsivertinot prieš paskaitą, tai aiškiau, jeigu ne, po paskaitos galėsite įsivertinti ir pasižiūrėti. Taip? Na ir seksualinis pasitenkinimas. Šiaip esu pakonsultavęs daugiau kaip 600 porų, tai abipusis seksualinis pasitenkinimas, nu gal pas 6 poras ir buvo. Čia yra tragedija, žinokit. Čia yra tragedija,
kaip žmonės nesugeba pasiekti abipusį seksualinio pasitenkinimą. Ir jeigu čia nėra patenkintas seksualinis poreikis, nu tai tada ko reikia laukti? Kaltinimų, menkinimų, žeminimų. Nu ir apžvelkim jūsų trečiam puslapį mano mąstymo ir elgesio stereotipai. Taip. Ir čia aš pakomentuosiu šitos skaičius. Jeigu pedantiškumas 9, tai sakyčiau, žmogus turėtų turėti nesaugumą, gal menkavertiškumą, pažeistą, susiformavusių šulinį kiaurą ir bando su ta tvarka ją užpildyti. Bet niekada nebus jis laimingas, nes visada bus kažkiek netvarkos. Perfekcionizmas menkavertiškumą ir nepasitikėjimą šulinį rodo. Jeigu čia toks aukštas skaičius, taip. Toliau noras būti teisiam, 4, čia nieko tokio blogo, bet jeigu yra aukštas skaičius iki 10 balų, tai irgi rodo pažeistą nesaugumą, šulinį. Noras įtikti, sunku pasakyti ne, 6 balai, taip. Tai kartais žmonės, kurie augdami vaikai buvo atstumti, jautėsi nereikalingi, palikti, tada jie nori būti tarp žmonių, jie įpranta įtikti, stengtis įtikti žmonėms, stengiasi dėl kitų, kad galėtų būti priimti, bet kitiems nemotams. Nu, čia sunku pasakyti ne. Toliau noras izoliuotis, užsidaryti, čia irgi gali rodyti nepasitikėjimą savim. Šaltumas čia įvairiai gali būti, taip, noras įkasti jautrią vietą, 5 iš 10, tik neaišku, 3 dantis viršui, 2 apačioj, ar 3 apačioj, 2 viršui. Nu tai va, tai jeigu pas žmogų yra šitas toks noras įkasti jautrias vietą kitam, tai sakyčiau, pas jį yra nuoskaudų indas pripildytas, o nuoskaudų indas yra nuo gerklės viršaus iki diafragmos apačios. Jis yra pripildytas per visą gyvenimą, o dar galbūt ir iš antros pusės padarytų skriaudų yra, ir tada nieko kito nereikia, reikia ką padaryti, įvykdyti teisingumą ir kad keršyti nusikaltėlį, taip? Nu ir va čia tai ypatingai greita mirtis santykiam, šitas elgesio stereotipas. Jeigu turite tą tokį, tai dirbkite, taip? Noras kontroliuoti sutuoktinį, čia nepasitikėjimas, šito atveju nėra, to kaltinimai. Kaltinimai dar atskirai kalbėsim, irgi naikina santykius. Patyčios, čia tiesiai nukreipta į savivertę žmogaus, tai yra priekaištai irgi emocinis nestabilumas. Tai va, jūs jau galėjot pasitikrinti, kaip jums tie santykiai galioja. Jūs čia neturit, bet iš mano klausimynų klientams, koks yra vyro ir žmonos vaidmuo šeimoje, iš šitų atsakymų aš suprantu, kur jie randasi. Jeigu šitas žmona rašo, vyro vaidmuo valgio gaminimas, namų finansinis išlaikymas, sklypo priežiūra. Žmonos rūpinimas vaikais, visa buitimi, valgio gaminimu. Va matot, jie pasidalino. Ja? Bet jeigu papuolė pas mane, tai ten su santykiais nieko gero. Tai jeigu čia vyras rašo finansinis išlaikymas, tai čia tada žmonės vadovaujasi senų modelių, kad vyras turi išlaikyti šeimą, o žmona turi pirkti liuton rankinukus, juokauju. Rūpintis namais, vaikais. Kiekvienas sutuoktinis yra skirtingas ir santykiai yra skirtingi, todėl reikia čia, jeigu norit, konkrečiai tyrinėti. Kaip užpildyti iš vidaus? Kaip užpildyti iš vidaus tos šulinius, ar ne? Čia pateiksiu tokią schemą. Kai mes išgyvenam patyčias, kai mums įkanda, kai pasiuntimi pasivaikščioti, kai paliekami, kai atstumiami, kaltinimai, skyrybos, visas paleidžia tą patį mechanizmą. Man, jums, bet kam. Žmogus jaučiasi atstumtas, į galvą ateina mintis, dabar aš mirsiu. Nereikalingumo jausmas formuojasi, esu niekam nereikalingas. Santykių nesaugumas, liksiu vienas, gėda, ką žmonės pagalvos, kaltė, blogai elgiausi. Aš niekam tikęs ar prastas, tada baimė, kas su manim bus, aš neišgyvensiu. Taip, baimė, kaltė, menkavertiškumas suformuoja Bermudų trikampį. Pažeidus menkavertiškumą galim gauti sutuoktinio aidą ir pykčio išpuolius. Taip,
kaip neteisinga, aš jūs visus išžudysiu. Taip ir buvo, vienas klientas žadėjo žmoną savo nužudyti su visais vaikais. Toliau, beje, kartą per mėnesį nužudoma viena žmona. Planas Lietuvai toks. Baisu. Baimė, kaltė, menkavertiškumas suformuoja nepasitikėjimą savim šuliniai, tada jau mes kaltinam kitus. Kaip aš padedu susitvarkyti su tais šuliniais iš vidaus? Visų pirma, mes dirbam su pykčio nuoskaudom ir į širdį įleidžiam dėkingumą, tada dirbam su atstūmimo nereikalingumo jausmu, sutvarkom tuos šulinius, gėdą panaikinam, savivertę pakeliam, kaltę transformuojam į atsakomybę, sunaikinamas trikampis, įveikiam baimės ir drąsa, atsakomybė ir aukšta savivertė suformuoja pasitikėjimą savim ir aš esu gyvenimo valdovė ar valdovas. Tai va šita tokia mano programa. Einam toliau, kas yra sąlyginė ir besąlyginė laimė. Nu tai irgi čia toks. Sąlyginė laimė yra laimė su sąlyga, taip? Aš būsiu laimingas, jeigu rytoj saulė švies, ir būsiu nelaimingas, jeigu rytoj lis. Aš būsiu laimingas, jeigu man vakarą praleis su žmona, ir būsiu nelaimingas, jeigu nepraleis. Ir kai tik mes sukuriam sąlygą savo laimiai, mes iš karto tampam nelaimingi tol, kol sąlyga nėra patenkinama. Jeigu imti už pagrindą mano tą pateiktą pavyzdį, tai aš būsiu nelaimingas tol, kol su manim žmona nebus. Taip, aš suprantu. Dirbant su savim, susitvarkius su tais savo šuliniais, mes galim pasiekti besąlyginę laimę. Tai laimė be jokių sąlygų. Aš būsiu laimingas ir rytoj saulė švies, būsiu laimingas, jeigu lis. Būsiu laimingas, jeigu bus su manim žmona, ir būsiu laimingas, jeigu nebus. Tai va šitą būseną, tik šitą būseną pasiekęs žmogus yra ramus, atgauna vidinę ramybę, pasitenkinimą gyvenimą, nekelia jokių sąlygų ar pretenzijų kitiems, antrai pusiai, ir tik tada gali jie būti laimingas. Jis pats gali būti laimingas ir tada. Nu va, tai jau dabar jūs turite dar vieną 5 puslapį užduotį, kokia permaina mano gyvenime labai nudžiugintų. Jeigu jūs parašėte, kad ten kažkas kažką padarys, tai jūs turite iškėlę sąlygą savo laimiai. Kokia permaina mano gyvenime mane labai nudžiugintų, teisingas parašymas būtų užtaisau savo šulinius ir būnu ramus. Nu, kaip pavyzdys. Arba kažką padarau pats. Kai aš padarau pats dėl savęs kažką. Taip. Tas pats yra su gyvenimo tikslu. Jeigu išsikeliat gyvenimo tikslą uždirbti milijardą, dirbsit ir neuždirbsit galbūt iki gyvenimo pabaigos. Ir kas bus? Sąlyga. Jūs nebūsit laimingas. Visą gyvenimą nugyvensit sąlygoj. Jums kažko truks. Nepasiektas jūsų tikslas. Taip? Ir tada kas? Nu, blogai. Taigi trumpai pristatau programą Pažink save, kur galite susitvarkyti su savo šuliniais. Tikrinam stresą, jeigu reikia. 7 meilės tiltus. Aiškinamas, kaip susiformavo nuostatos vertybės, hierarchija, iš kurios kiek smarkiai pažeidžiamas antros pusės, kokie jausmai, emocijos, kokie didumo, kurie šuliniai, kaip susiformavo antrą pusę skaudinantis elgesys, kokia tikimybė išsaugoti, pagerinti santykius ir ką daryti toliau. Taigi įvadinė konsultacija, 3 susitikimai. Šios paskaitos dalyviai gauna dovaną iš manęs 10% papildomą nuolaidą prie jau galiojančių, jeigu registruojasi programą Pažink save. Nu ir dabar ar mes išgirsim atsiliepimą apie šitą programą, tai žiūriu. Taip. Ernesta, ar galėtumėte ką nors pasakyti? Vaiba, mums reikia leisti, sudaryti galimybę Ernestai kalbėti. Nežinau, ar kiek čia tų Ernestų yra.
Nepavyksta išgirsti, Ernestas. Nu gerai, tai galite nueiti į mano svetainę ir pasižiūrėti atsiliepimus ir sėkmės istorijas. Ten viskas bus parašyta. Toliau. Beje, nors psichologijai neįprasta, bet mano klientai sustiprėja tiek vidumi, kad gali vaizdo įrašą įrašyti. Tai va, atsiliepimą vaizdo įrašą. Einam toliau. Santykių paslaptis aptarsim, kodėl meilės dingsta, už jos vietų užgimsta toksiški santykiai, dalinai jau išsiaiškinom, kas yra sutuoktinių aidas išsiaiškinom, aptarsim pyktis, nuoskaudas, teisingumo vykdymą, kas vyksta detaliau, čia yra labai svarbus, kas yra nekalbadienis, santuokų irimo stadijos, nukrypimai, kodėl santykiai vienkartiniai. Taigi, dėl ko ir kiek smarkiai pykstamės. Taip, tai jūs turėtumėte užpildyti lentelę 5 puslapį ir čia aš jums pavyzdį pateikiu, kad suprastume. Tai va, tai šitas žmogus konfliktuoja kartą per mėnesį dėl sekso 7 balų stiprumas, dėl bendravimo kasdien 7 balų stiprumas, dėl namų priežiūros 9 balų stiprumo konfliktas, dėl pinigų 7 balų per savaitę, gebėjimą atlikti 8. Tai ką mes dabar turim padaryti? Mes dabar turim susiskaičiuoti, taip? Mes turim išsiaiškinti, kiek kartų kiek kartų mes pykomės. Tai va, tai čia jau paskaičiuota. 1 kartą per mėnesį pykom, dauginame iš 12. 3 kartus per savaitę pykomės dėl šitų dalykų, tai 3 po 52 savaitės, 156 kartai, kasdien 365 kartai. Viso per metus 533 kartus buvo konfliktas tarp vyro ir žmonos. O jeigu jūs padaugysit iš metų skaičius, kiek jūs metų gyvenat kartu, gausit kosminius skaičius. Tai yra nesąmonė. Konfliktuoti vienas su kitu, tikintis nugalėti kitą. Ir tai grįžta per sutuoktinį aidą jums atgal. Na, čia Albertui Einšteinui pasakė, kas yra beprotystė. Tai tų pačių veiksmų kartojimas tikintis kitokio rezultato. Mykolai, Ernestą gali kirnėti. Tai prašau, Ernesta, tai pasakykite tada trumpai. Ai, tai kažkaip man įsijungia mikrofonas, tai sveiki. O aš iš tikrųjų tai tas visas programas Mykolo praėjau, kitaip sakant, pasimokiau ir iš tikrųjų tai labai daug atradau apie save, daug dalykų supratau, kurie galvau, kad iš tikrųjų yra nesvarbus. Bet tas savęs pažinimas man padėjo atrasti vidinę ramybę, suprasti gyventi taip, kad kiekviena diena yra ta, kurią reikia nugyventi prasmingai. Va, tų visų programų dėka ir aišku labiausiai Mykolo dėka, tai išmokau mylėti save, pasikelti savivertę, nes iš tikrųjų nesupratau, kad jinai yra labai svarbi, atsikratyti baimių, galiu nebijoti ateities, galiu sprendimus priimti tik tada, kai iš tikrųjų esu jiems pasirengusi. Ir per visas tas pažinimo programas supratau, kad iš tikrųjų tai viskas priklauso nuo mūsų pačių. Ir kaip Mykolas sakė, kad svarbiausias supratimas yra, kad už mūsų laimę niekas nėra atsakingas, kad tai laimei nėra sąlygų. Iš tikrųjų, tos programos ir visi supratimai mane išlaisvino. Ir labiausiai tokia Mykolo patinkanti frazė man yra, tai tobulų žmonių nėra, yra tik tobulėjantys. Tai aš džiaugiuosi, kad galiu dabar jau būti ta tobulėjančia savo versija. Ir labai gerai iš tikrųjų žinoti visą laiką, kad Mykolu paprašius pagalbos, jisai visada atsiliepia. Tai va ta patirtis su juo, tai ir yra dabartinė sėkmė supratime apie save. Tiesiog gal kas nors, jeigu yra abejojate, tai reikia išdrįsti. Nes svarbiausias žmogus pasaulyje tai esi tu, esu aš. Ir nebijoti keistis savo gyvenime, nebijoti aplinkinių, kas ką pasakys. Tiesiog svarbiausia yra gyventi savo gyvenimą.
Tai vat ir dar kartą Mykolui noriu padėkoti. Tai ačiū. Ačiū, Ernesta. Kaip aš sakau, aš esu tik navigacija. Galiu nuvesti į laimingą santuoką, pagreitas skyrybas, bet kur eiti jūs pasirenkat ir kur norit, jūs einat, aš tik tai padedu. Ačiū, Ernestai, ir einam toliau. Gerai? Kas parodo, kaip mes bendraujame, ne? Tai yra jausena po pokalbio, dėrybų, ginčio, konflikto. Taip? Ir va, jūs čia, pažiūrėjau, turėjote pažymėti dar savo toj vadinamoji medžiagoj, kiek jaučiat iš antros pusės atstūmimo, tai yra emocinės nuvertinimo, priekaištų, žeminimo, tyčinio kritikavimo. Jaučiat, čia nepaprastai jau 9-10 įvertinimai rodo, kad žmogus yra išbalansuotas tiek, kad jau nieko kito nelieka, tik skirtis. Ir labai sunkiai sekėsi tai klientai padėti išsiskirti, bet pavyko jie išsiskirti, nes toks gyvenimas, įsivaizduokit, toks gyvenimas. Kam reikalingas toks gyvenimas? Noriu dabar šitoje vietoje paklausti jūsų, kam jūs gimėte? Kuriem galam jūs gimėte? Ar jūs gimėte džiaugtis, mėgautis gyvenimu, padėti kitiems žmonėms, auginti vaikus, paleisti juos į gyvenimą sėkmingus savarankiškai? Ar gimėte tam, kad kentėti, būti žudomais arba žudyti kitus? Apsispręskite. Na, dabar trumpai, kaip sąveikauja vyras ir žmona. Čia matom 12 elgesio stereotipų, pedantiškumas, perfekcionizmas, kuriuos jau sakiau. Ir dabar, jeigu pas vyrą pedantiškumas aukštesnis, pas žmoną, čia sakykime, kokie 7, 8, pas vyrą 9, gal didelių konfliktų ir nebus, jeigu vienodai yra. Taip, su perfekcionizmu jau čia galėtų vyras kelti reikalavimus. O noras būti teisiu pas vyrą labai stiprus 10, tai jis nori būti teisus. Ir jeigu tik kažkas ne pagal jį, jis jaučiasi blogai, tada puola, kontroliuoja, kaltina, žemina antrą pusę. Ir kuo tai baigėsi? Taip? Noras įtikti taip pat, užsidaryti čia, cinizmas, kandimą jau minėjau, kontrolę minėjau. Tai va čia, jeigu noras kontroliuoti yra kitą stiprus, tai čia, sakyčiau, tai rodo, kad pas žmogų yra, pas vyrą šitą yra nepasitikėjimo šulinys. Taip. Kaltinimai, dar apie kaltinimus truputį kalbėsim, patyčios, priekaištai, emocinis nestabilumas. Turim tokią konfliktų lentelę, ir konfliktai dėl to, kad vienas ir kitas kažką nori pasiekti. Taigi yra, kas yra nekalbadienis? Žmonės dažnai sako, kad nekalbadienis yra pasyvaus smurto forma. O aš, kadangi turiu trečią akį, matau giliau, aš pasakysiu, kad nekalbadienis yra būsena, kai tavo širdis kraujuoja iš skausmo po išgirsto žodžio ir žinios ir tiek beprotiškai skauda, tiek skauda, kad nesinori nei apkabinti, nei būti kartu, nei žiūrėti į tavo pusę. Norisi pasitraukti. Ir dabar, jeigu jūsų antra pusė tyli ilgiau negu jūs, tai reiškia, jinai turi arba jautresnę širdelę, taip, atstumimas nori atsitraukti nuo jūsų, jisai lygus skaudinimo jėga arba stipriai ar silpnai skaudinam, padauginta iš širdies jautrumo. Yra jautresnė širdis ir kietesnė širdis, taip. Ir jeigu žmona ar vyras nesikalba, reiškia, jo širdelė kraujuoja iš skausmo. Tai nereiškia, kad jinai nori prieš jūs smurtauti, jinai nori apginti savo širdį, kad neskaudėtų. Beje, kalbant apie nuoskaudas, tai tokių nuoskaudų mes nešiojamės nuo gyvenimo iki šių dienų. Ir nešiuositės tol, kol mirsit arba kol ateisit pas mane ir įsivalysit savo pykčių ir nuoskaudų indą. Taigi, reikia mokytis bendrauti taip, kad po pokalbio norėtų tave apkabinti, o ne pasiųsti arba pasitraukti kuo toliau. Kodėl santykiai yra vienkartiniai? Čia naudoju santykiui pampersų analogiją. Prisisioji pampersus,
susigeri, dar čia gali pašokti. Bet jeigu privarai kaip reikalas, jei pridedi, visai nesinori su tokiais šokti, pukš, nusimet privarytus, užsidedi sausus ir kažkurį laiką čia gali pašokti. Bet mes suprantam, kad problema yra ne pampersus, o šlapimo nelaikyme. Ir pampersų pakeitimas šlapimo sulaikymo problemų nesprendžia. Partnerių pakeitimas problemų, kurias mes turim, nesprendžia. Labai svarbi tema apie pyktį, gerai, ir teisingumą. Beje, mūsų vertybės, nuostatos, įsitikinimai, esantis mūsų galvoje, sudaro mūsų vidinio teisėjo pagrindą. Ir mes visų žmonių elgesį vertinam pagal savo vidinį teisėją, pagal tas vertybės. Taip, tai gerai elgesi ar blogai. Jeigu negerai elgesi, tai tada reikia įvykdyti teisingumą. Taip. Ir jeigu konflikto metu įskaudiname viens kitą, kas lieka po konflikto? Taip, įskaudinta širdelė. Nu ir dabar pristatysiu, ar sudėti, taip? Tai aš, tai mano ego, supratimas, kas aš esu, mano elgesys, kaip aš turiu elgtis, taip? Ir čia, kaip mano manimas, kaip kiti turi elgtis su manim. Na ir reakcijos į mano aš pažeidimą, bėk arba kovok, taip. Nu, jeigu jaučiam kažkokį pavojų, tai mūsų reakcija yra kokia? Priklausoma nuo pavojaus. Baimė, tai pasitraukti, arba pyktis, agresija pulti, taip, ir atkeršyti tam, kuris sukelia mums pavojų. Ir įvykdyti teisingumą. Nu ir čia pasišnekėkim, taip, tai va matom šitas didesnis ar mažesnis pavojus. Taip, jeigu tau sako, kad tu esi asilas, ar ne? Tai tada kyla didelis nepasitenkinimas. Taip, noris atkeršyti. Jeigu tau sako, tu žioplys, dar didesnis, paršas, nevykėlis, debilas, nu, atgrubnagis, idiotas, skrūdžas, nu, žodžiai ore ištirpsta ir nebelieka, o pažeista širdis pasilieka. Ir jeigu mes kaupiam kasdien nuo gimimo, tai mūsų širdyje susikaupia tiek pykčio ir neapykantos, kad visi turėtų bėgti nuo mūsų, nes jau mes spjaudomės žaibais. Baisus dalykas. Žaibai, mūsų tie emociniai žaibai krenta ant ko? Ant tų žmonių, kurie mus myli, ant antrų pusių ir ant vaikų. Žaibai nekrenta ant praeivių. Nu, su retom išimtim. Kaip keršija žmonas? Jos atsisako mylėtis. Taip? Kodėl? Nenori mylėti su skriaudiku. Kaip keršija vyrai? Pasitraukia iš namų. Bando finansinį iškertą daryti. Toliau, truputį yra nukrypimų. Čia mes kalbam apie tokius, remontuotinus dalykus, bet yra ir sunkiai suremontuojamų dalykų, bent jau man nepavyksta suremontuoti, tai susitvarkyti su barakudom ir narcizais. Taip. Kas yra barakudos? Nori ištekėti už vyro finansinių galimybių. Nebėra laiko, papasakočiau daug tokių istorijų apie šitų dalykų. Jos neišteka už vyro, jos teka už vyro finansinės galimybę arba piniginės. Taip. Tam jinai pasirengusi yra bet kam, kad pasiektų pinigų. Kai vyro finansinės galimybės prapuola ir žmona draugė, skyrybos. Narcizo tikslas santykiuose – pavergti žmoną, kad jį besąlygiškai tarnautų jam, nes jis yra dievas. Taiko dvigubus standartus savo ir žmonai. Jei žmona kelia revoliucijas, jie kaltina, menkina, žemina, smurtauja. Nu ir gerai. Einam dabar prie santykių įrimų stadijos. Yra ten geri santykiai, paskui atsiranda prasti santykiai, tada jau einam į blogus santykius, toksiškus santykius stadiją ir ypatingai blogus santykius stadiją. Toliau eina, kaip išgyventi skyrybas, jau prieš skyrybinę stadiją, kai vienas priima sprendimą skirtis ir skyrybos, kai vyksta atsiskyrimas. Šiaip skyrybos yra 3 lygmenų. De psiche, de facto ir de jure. De psiche vyksta va čia, kai žmogus priima sprendimą psichologiškai, nebegaliu su tam gyventi, viską, ką išbandžiau, nepadeda. Tada de facto, tai tada sako, aš pagyvensiu dabar atskirai, išsiskiria atskirai gyvena faktiškai jau. Ir tada de jure, kai sutvarko dokumentus.
Ar šie mokymai jums aktualūs? Jeigu jūsų santykiuose gyvena nusivylimas, nepasitenkinimas, nepagarba, priekaištai, panieka, pažeminimai, kaltinimai, konfliktai, nesaugumas, nebėra noras stengtis dėl kito, atšalimas, atitolimas, nekalbadieniai, tai kiek toli atitolat nuo vienas nuo kito? Nu, jeigu čia pasižiūrėti geltoną medaus puikūs santykiai, žalia geri santykiai, prasti santykiai skyrybų stadija ir čia braškė. Nu, tai va, tai kiek toli atitolote. Skaitosi, kad per 12 metų santuokos vidutiniškai 4 poros išsiskiria. Nu, tai va, jeigu jūs esate ant skyrybų slenksčio po 4 metų, tai jūs turite 3 kartus didesnius gebėjimus skaudinti vienas kitą. Kodėl norime aiškinti santykius? Todėl, kad norim nutraukti skaudinantį elgesį su mumis. Taip? Aiškinant santykius, ieškome, kas padarė klaidą ir kas yra kaltas. Tada pradedam kaltinti ir mokinti. O kaltinimai yra žiaurus smurtas. Kaltinant siekiame, kad antra pusė paklustų mums. Nu ir čia dar greitai patyčios, pasiuntimas, palinkimas. Kaip šitą jau matėt, taip? Noriu tik tai šitoje vienoje vietoje sustoti, taip? Va čia, kai mes apkaltinam kitą žmogų, jis pasijaučia kažkoks prastas. Kad ir 2 procentus sutinka iš to kaltinimo. Taip, tada, jeigu jis pasijunčia prastas, tada kyla jo širdelėje baimė. Kas dabar bus? Aš neišgyvensiu. Aš blogai pasielgiau, aš esu bloga ar blogas, baimė. Ir tada susikuria Bermudų trikampis ir turiu tokių klienčių, kurios nesugebėjo iš to trikampio išlipti. Savivertės pažeidimas gali sukelti pyktį, tada jau agresija pasireiškia. Kiek smarkiai norisi mylėtis po konfliktų žmonai ir vyrui? Taip, kuo ypatingas seksualinis ryšys? Tai ką žmona daro lovai? Pasakysiu jums paslaptį, žmonės nesupranta, nors daro beveik kas naktį tą lovai. Žmona lovai praskečia kojytes ir savo kūną į vidų įleidžia kitą kūną. Jos naivolės tikisi, kad į jos vidų įeis tyras, dėmesingas, atidus, suprantantis, palaikantis vyras. Nė velnio nenori leisti vyrą, kuris ją menkina, žemina, kaltina, dar kitaip blogai su ja elgiasi. Ir tada kojytė susiraukia, galvytė pradeda skaudėti ir nieko nebus. Jo? Tai va, ar tai galioja ir vyrui? Taip pat galioja ir vyrui. Ir vyras nenori liesti, bučiuoti, glamonėti žmonos, kuri jį menkina, žemina ar kaltina kitaip. Nu ir va, ir taip sunaikinama emocinė trauka, atsiranda emocinis atstumimas. Kokie požymiai rodo, kad iš santykių nieko gero nebus? Jūs turite savo toj painiegoj, tai nuolatinis nepagarbos demonstravimas, bendravimo problemų nepaisimas, emocinis atsiribojimas, neigiama kūno kalba, tai kritika, panieka, gyvybiškumas, užsisklendimas, vertybių nesutapimas, pastovus stresas, konfliktai, trūksta pasitikėjimo, nepakankamas fizinis intimumas. Jei santykiuose jaučiami keli šių požymių, jie kartojasi ilgesnį laiką, tai rodo, kad be rimto remonto ar darbo su pokyčiais tokie santykiai neturės ateities. Taigi, nuo ko reikėtų pradėti? Reikėtų susitarti dėl to, kokie yra jūsų bendri tikslai. Taip jau prisimenate. Taip? Jeigu jūsų moteris vyras kitam patinka ir turi bendrą tikslą norą būti kartu, įvyksta vestuvės. Taip? Ir tada žmonos tikslas yra vaikai namai, vyro tikslas yra uždirbti, išlaikyti šeimą. Tada kaip tai pasireiškia bendravime. Žmona sako, prisidėk per namų tvarkymą. Vyras sako, einu užbaigti darbus, matai nepabaigiau. Žmona prašo, pabūk su vaikais, pavargau, man reikia pailsėti, konfliktas. Žmona sako, pasikalbėkim, leisk man pabūti ramybėje, konfliktas. Nu va, pasireiškia konfliktai, taip? Atsiranda nusivylimas, nepasitenkinimas, priekaištai, konfliktai, žeminimai, atstumimas, atitolimas, nekalbadieniai, neseksadieniai, skyrybos. Ir kodėl poros skiriasi? Paskatos skirtis yra lūkesčių netitikimas, sutuoktinis yra kitoks, nei aš tikėjausi, netenkina manęs, meilės jausmo praradimas ir neapykantos jausmo atsiradimas, saugumo jausmo praradimas dėl sveikatos, santykių, finansinis, kai galimybė išgyventi savarankiškai yra, bei jų nepakankami gebėjimai prisitaikyti. Kodėl poros nesiskiria?
vieną ar abu sutuoktinis nuo skyrybų stabdo nesaugumo jausmo padidėjimas skyrybų atveju, aiškumas dabartinėje situacijoje, neaiškumas po skyrimo, nepasitikėjimas savim, baimė dėl to, kaip aplinkiniai vertins mūsų santykius, mano skyrybos, kokie jums reikalingi santykiai, ką turite pakeisti, kad jūsų santuoka būtų lygiavertė, darni, pastiprinant ir ilgalaikį, ir nustoti bendrauti atstumiančiai, pažinti save ir kitą, bei įvertinant skirtingumus, išmokti bendrauti taip, kad po pokalbio tarp jūsų būtų emocinė trauka. Nuo ko pradėti? Pirma, susitarti su antra pusė, kad pradedate gerinti santykius, susitarti dėl bendrų šeimos tikslų. Kaip reikėtų komunikuoti apie savo poreikius? Suprasti savo poreikius visų pirma reikia ir šulinius, kurie tos poreikius sukuria. Užtaisyti savo kiaurus šulinius, suprasti antros pusės šulinius, pradėti pildyti antros pusės šulinius, tartis dėl savo šulinių pildymų iš antros pusės, išspręsti visus tarpusavio konfliktus abipusio laimėjimo būdu, susitarti dėl bendrų šeimos tikslų. Taigi, kokie bus šeimos tikslai, kam priklausys tai, ką sutuoktiniai sukurs, ką turit susitarti, taip, kaip bendradarbiausite pasidalindami atsakomybės, kaip spręsite prieštaravimus, kaip taikysitės, kaip spręsite netitikimą dėl sekso, kaip susitars dėl vaikų, pinigų, kaip derinsit skirtingus principus ir vertybės, kaip keisite santykius, naikinančias prielaidas, kaip tobulinsit savo gebėjimus, kas bus netoleruotina vyrui ir žmonai, kaip tarpusavį bendrausite su kitais, kaip gyvensite taisyklės. Taigi, ko reikia, norint sukurti lygiavertę partnerystę iš chaotiškų santykių, tai šeimos misijos, kam kuriame šeima, šeimos vertybinį pagrindą pasidėti, principai, vertybės, prielaidos, susitarti bendrų šeimos tikslų ir vizualizuoti tą. Kam to reikia? Tai apjungia visų šeimos narių pastangas įgyvendinti misiją, vadovautis vertybėmis ir siekti bendro tikslo, tai tampa sprendimo priėmimo pagrindu taupyti ar išleisti, aktyvuoja kiekvieną šeimos narį siekti gyvendinti misiją iš tikslus, sufokusuoja dėmesį bendrą objektą, suformuoja tinkamus įpročius ir iš konkuruojančių sutuoktinių paverčia komandą. Taigi, koks šeimos bendras tikslas? Mano siūlymas, tai saugumas, gyvybės sveikatos santykių vertė ir vaikai. Aišku, šeimos bendro tikslo apibrėžimą yra lemiantis dalykas. Taip, tikslas yra pabaiga, link kurios visos sutuoktinių individualios arba bendros pastangos yra nukreiptos, siekiant įveikti skirtumą tarp šių dviejų būsenų dabartinės ir trokštamos, sutarimas dėl tikslo yra lemiantis dalykas. Gerai, jeigu grįžtam prie to paties ir apsigyvena kartu ir susitarė dėl vertybinio gyvenimo pagrindą. Žmonos tikslas, vyro tikslas, bendri tikslai. Tada žmonos tikslai yra saugumas, vertė, vaikai, vyro saugumas, vertė, vaikai. Taip, ir tada jau ačiū tau už švarius namus, ačiū tau už švarius rūbus. Meilė. Ačiū tau, kad išmokinai vaiką, ačiū tau už skanų maistą, meilė. Ačiū tau, meilė. Ir ką? Priėmimas, pagarba, pastiprinimas, palaikymas, sutarimas, artumas, emocinė intimi trauka. Ir jūs turite darną tai, ką norite turėti. Tai pirmas žingsnis yra susitarti dėl bendrų šeimos tikslų. Čia kaip pavyzdys, vertybinis mūsų santykių pagrindas, principai, vertybės, prielaidos ir saugumas, vertė, vaikai. Šitas aiškesnis pavyzdys bus bendro gyvenimo principai, lygiateisiškumas, solidarumas, vertybės, prielaidos, mūsų šeimos tikslai, sveiki, gyvybingi, darnūs santykiai, finansinė gerovė. Vertė, tai yra, kas yra vertė, tai kokią naudą aš duodu profesinė veikloje ir kokią grąžą gaunu. Žmona mokytoja, vyras lektorius, vaikas inžinierius, vaikai, aktyvaus žmogaus savybės, doro žmogaus vertybės, išlavintas talentas, gebėjimai. Ką galėtumėt padaryti jūs, kad sukurtumėt darniai stiprią šeimą? Padalomoje medžiagoje nustatėt vietas, kurias reikia suremontuoti, jums į pagalbą. Pasirinkimo darniams santykių diagnostika ir tobulintų vietų nustatymas per programą Pažink save, jau žinot. Seminaras bendras šeimos tikslas ir vizija, apie kurį dabar pristačiau, kad susikurti seminarą su praktinėmis dirbtuvėmis, sutuoktinių gebėjimų ugdymas. Čia yra tas pats seminaras, tik tai bus papildomi susitikimai. Taip? Tai seminaro trukmė 6 akademinės valandos ir 2 savarankiško darbo. Data yra kovo 22 nuo 10 iki 15 per Zoom.
pirma dalis, antra dalis, trečia dalis. Visi įgyję į bilietus į seminarą gaus pasirengimo užduotis, seminaro medžiagą ir dovana. Pora gali dalyvauti seminare už vieno kainą. Jei pora nori dalyvauti tik seminare, pirkite bilietą asmeniui 28 eurai. Jeigu pora nori dalyvauti seminare praktinės dirbtuvės, kuris vyks 3 kartus po pusantros valandos, pasirinkite pirkti bilietą porai 48 eurai. Juokingos kainos. Ir jūs galėsite tokį pasižadėjimą padaryti, vyro variantas ir žmonos variantas, susikurti bendrą gyvenimus. Nu ir dar truputį aptarkim apie skyrybas ir gyvenimas. Po jų kam jūs gimėte, jau mes įsiaiškinom. Tai jūs skyrybos priklauso nuo santuokos formų ir skyrybos reikia teisinių, skyrybų nereikia, kaip jūs tvarkysitės. Kada skyrybos yra neišvengiamas, tada, kai neįmanoma sukurti saugios erdvės poroje, niekaip. Kaip tinkamai pasirengti skirybomis, reikia ruoštis jam. Kaip išgyventi skyrybas, stresas, socialinis palaikymas, profesionaliai aktyvumas, gyvenimas į skyrybų, ką turim išmokti iš skyrybų. Nes pamperso pakeitimas problemų nesprendžia. Registruojantis jūs pasiūlėte klausimus, juos sugrupavau ir parengiau psichologiją atmintinę poroms, kaip suprasti, kokią santykio problemą patekau ir ką daryti toliau. Jūs gausite po šitos konsultacijos, po šitos paskaitos, jūs gausit šitą atmintinę, galėsit pastudijuoti. Jeigu dar kas bus neaišku, galite drąsiai kreiptis į mane. Taip. Dabar pažiūriu, ar yra dar kažkokių klausimų. Taip. Nu, kol kas nėra kažkokių klausimų. Ar norite kažkas užduoti klausimą? Parašykite chatą, jeigu norite dar kokį vieną klausimą, atsakysiu. Arba ranką galit pakelti. Arba ranką pakelti, ten žinot, kur pakelti. Taip, Viktorija, kalbėkite. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš buvau uždavusi laiško iš karto, kai registravausi pas jūs į seminarą, tokį ilgą labai klausimą, kaip antra pusė tau kelia didelius įsivaizduojamus lūkesčius ir kai tu nenori jų tenkinti, nes tau atrodo, kad viskas gerai, nepateisini ir tų lūkesčių ir tada antra pusė lieka nusivylus, kad netitinki to, kad jis reikalauja. Tai kaip su tuo draugauti ir kovoti, ar nežinau, ką čia daryti. Nu, tai siūlyčiau, Viktorija, tam draugui ateiti pas mane, pasitikrinti. Tai jeigu jis turi aukštus lūkesčius jums, tai rodo, kad jis turi šulinius, kiaurus šulinius. Nu, suprantama tas mechanizmas, taip. Ir tikisi, kad jūs to šulinius pripildysit. Bet, šuliniai kiauri. Jeigu vieną vakarą užteko 2 minutės pabūti kartu, tai antrą vakarą neužteks 3 minučių, ketvirtą vakarą neužteks 10 minučių. Čia truputį per paprastą pavyzdį pateikiau, bet kad esmę suprastumėt. Tai mes neturim tokių jėgų, kad, pavyzdžiui, 24 valandas paras būti kartu, jeigu toks lūkestis yra. Tai reikia tada išsiaiškinti, kodėl žmogus turi tą lūkestį, greičiausiai turi susiformavusi atstumimo nereikalingumo šulinį ir tada nori, kad kažkas su juo būti. Gal nesaugumas yra, dar smarkus yra. Toliau, tai tas žmogus, jūsų draugas, turi sąlygą laimiai. Aš būsiu laimingas, jeigu Viktorija patenkins mano kažkokį lūkestį, ko aš jos prašau. Ir bus nelaimingas. Tai jis bus nelaimingas tol, kol sąlyga nebus patenkinama. Bet Viktorija nėra sukurta jo poreikiams tenkinti. Viktorija yra skirta gyventi, džiaugtis, mėgautis gyvenimu, džiuginti kitus žmonės. Suprantat? Tai va, tai galiu tik tiek patarti. Taip.
Taip, kažkas čia dar rašė, sekundę. Ką daryti, jeigu draugė nežino, ar nori turėti vaikų? E, Jeigu vienas arba kitas nežino, ar nori turėti vaikų, reiškia tik vienas, aš pačiau paaiškinimą, kad jaučiasi nesaugus santykius su tas žmogus. Nesaugus santykius ir tada, jeigu vaikas atsiranda, dar nesaugumas padidėja, suprantat? Nes vaikas yra ypatingai sudėtingas darbas, 24 valandas per parą, 7 paras per savaitę, be non-stop turi būti prie vaiko. Tai jeigu jinai nesutinka tikėti, gal jinai abejoja, ar jūs pakankamai prisidėsit prie šito jos žygdarbio. Toliau, ta tendencija turėti mažiau vaikų didėja. Vaikus jau pakeičia šunys, katės, driežai, paršai, avys ir dar kažkokie gyvūnai, nes su jais paprasčiau. Galbūt jinai turi iš vis tokią filosofiją net turėti vaikų. Čia jau reikėtų giliau pasidomėti, kol kas tik tiek galiu pasakyti, toks ir toks variantas gali būti. Taip. Kitas klausimas, kas tie stiprus įsiskaudinimai, kur sakėt, kad kokio gali būti žmogui, ar tai paveikia žmogų, kad ir paprastose gyvenimo situacijose. Taip, tie skaudinimai paveikia. Ir dar yra, pavyzdžiui, baisiausia, jeigu žmogus santykių pradžioje prisipažino kažką tokio, kas jam, atrodo, negražu, negerai, ką padarė, ar koks yra. Ir jeigu jūs po kažkiek laiko pasityčiojat iš jo, tai jūs prarandat to žmogaus pasitikėjimą. Jis nenori tada būti su jumis, stengtis dėl jūsų. Toliau. Taip, jeigu nusprendėte skirtis, nes matot, kaip yra su tais narcizais, jie yra, jie įsivaizduoja patys viską žino, teisingiausiai ir visi kiti turi turėti. Yra pas mane svetainėje straipsnis apie narcizus ir aukas, galite pasižiūrėti. Aš tada pasižymėsiu, su laišku po paskaitos atsiųsiu narcizai straipsnį, nuorodą. Narcizai, ką reikia daryti su narcizais. Jeigu reikėtų kažkokios pagalbos, tai kreipkitės. Padėsiu gerai susitvarkyti. Jau ne vienam padėjau ir jums galiu padėti. Daugiau klausimų? Klausimas, kaip kito žmogaus neužpildyti šuliniai gali veikti artimą aplinką, ar įmanoma, ar tinka stabdyti netinkamą elgesį. Matot, kuo pasižymi tas šulinys? Jis pasižymi didžiulę jėgą. Jūs iš išorės jo neįmanoma užtaisyti. Nei pats žmogus negali primesti tiek ten tų pasiekimų, laimėjimų, kad jis užsitaisytų. Nei jūs niekaip jo nepriversit. Vienintelis būdas yra dirbti su savim, suformuoti naujus sinapsių takelius, kad jūs kad jūs atgautumėt vidinę ramybę ir nereikėtų kelti sąlygų savo laimei. Čia reikia dirbti su savim. Kitas žmogus negali to, nei kažkaip padirbti. Galit peržiūrėti šitą vaizdo įrašą, jeigu išgirs, supras, gali ateiti į savęs pažinimo patobulinimo kelią, neišgirs, nesupras, sakys Mykolas durnas, tai galite atsisveikinti. Nieks nebepadės jau. Atsiprašau, kad taip žiauriai kalbu, bet aš manau, kad visi mes esam gimę tam, kad džiaugtis, mylėti, klestėti, padėti viens kitiem, nebūti žudomi arba nežudyti. Taip.
Vaizdo įrašą gausite, pasižiūrėsiu, kaip čia jis atrodo, tas vaizdo įrašas. Nu, aš manau, kad rytoj vienaip ar kitaip gausit laišką su nuoroda į vaizdo įrašą. Jeigu daugiau klausimų nėra, tai dėkoju visiems už dėmesį ir iki pasimatymų, sėkmės santykiuose. Gerai.